Skaitmeniniame pasaulyje dalytis informacija labai paprasta, tačiau labai svarbu tai daryti atsakingai. Dalydamiesi duomenimis, nesvarbu, ar tai būtų straipsnis, infografika ar failas, visada apsvarstykite, ar tinkamas įrankis šiam darbui atlikti. Pavyzdžiui, jei reikia išsiųsti didelį failą, puikiai tinka tokios platformos kaip Google Drive arba Dropbox. Tačiau nepamirškite, kad dalymasis nėra vien tik patogumas, bet ir pagarba. Visada patikrinkite, ar nurodyta autorystė ir licencijavimas. Jei infografiką radote internete, įsitikinkite, kad ją galima dalytis. Pripažinkite autorystę ten, kur ji priklauso, pridėkite nuorodą arba paminėkite kūrėją. Pateikdami nuorodas į skaitmeninį turinį, nurodykite pagrindinę informaciją, pavyzdžiui, autorių pavadinimą ir datą. Taip ne tik parodysite pagarbą, bet ir padėsite kitiems rasti šaltinį. Kai kalbama apie paveikslėlius, laikykitės tų, kurie pažymėti kaip skirti pakartotiniam naudojimui, arba tų, kuriais turite leidimą dalytis. Venkite autorių teisėmis apsaugotos medžiagos, nebent turite aiškų leidimą. Naudodami tinkamus įrankius ir suprasdami dalymosi taisyklės, galite prisidėti prie atsakingesnės skaitmeninės bendruomenės kūrimo. Pradėkime dalytis išmaniau jau šiandien.